Druskininkų socialinių paslaugų centre susirinkę klubo Erzo nariai dar prieš metus drąsiai išsakydavo savo svajones ir lūkesčius. Tai girdėdamo šeimos paramos centro vadovės patarė jiems rašyti projektą, kad būtų gautas finansavimas jų idėjoms realizuoti. Pirmasis mėginimas gauti lėšų projektui Esam ryšio zonui per jaunimo tarptautinę bendradarbiavimo agentūrą nebuvo sėkmingas. Tačiau jauni žmonės rankų nenuleido, projektą dar patobulino ir praėjusį spalį vėl kreipėsi į jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrą. Projekto vertė daugiau kaip 77 tūkstančiai litų. Jo realizavimui iš jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros gauta per 57 tūkstančius litų ir 10 tūkstančių iš valstybės biudžeto bei Druskininkų savivaldybės. Beliko prisidėti patiems, surinkti daugiau kaip 9 tūkstančius litų. Įgyvendindami projektą Esam ryšio zonoje klubo Erzo nariai ketina suburti bendrai veiklai neįgaliuosius ir sveikuosius, tirti neįgaliųjų savijautą, sveikųjų požiūrį į neįgaliuosius, aiškinsis ar įvairios erdvės, klubai, kavinės, parduotuvės, įstaigos, viešosios erdvės pritaikytos neįgaliesiems. Jie mokysis filmuoti, montuoti, kurti scenarijus, fotografuoti, sukurs projekto filmą ir netradicinę fotografijų parodą, kuri bus pristatyta ne tik Druskininkų, bet ir Lazdijų, Varėnos, Alytaus organizacijoms. Jiems iškylančių problemų sprendimo būdų Erzo nariai žada ieškoti bendradarbiaudami su politikos, verslo, įvairių organizacijų bei įstaigų atstovais. Dažnai yra toks dalykas, kad daug yra organizacijų, kurios yra arba sveikieji, arba neįgalieji. O mes čia tokį projektą padarėm, kur būtent sveiki ir neįgalieji būtų kartu. Taip nebūtų tos atskirties tarp sveikų ir neįgaliųjų ir nebūnant tokiuose, sakant, klubuose, kai nebus tokios atskirties, tai nebus tos atskirties ir visoje visuomeniai. Robertas Šimonis, dar vienas projekto Esam ryšio zonai iniciatorius, pastebėjo, kad žmonių patiriančių socialinę atskirtį yra labai daug. Todėl jam norisi įtraukti juos į gyvybingą socialinį kultūrinį gyvenimą, parodyti, kad ir neįgalus žmogus gali daug. Čia reikia atsikratyti to mitologizuojamo invalido stereotipo, kuris yra pagalbos prašantis. O aš sakyčiau, mes čia norim parodyti, kad mes esam daugiau lygių galimybių reikalaujantys žmonės, nepabijosiu žodžio reikalaujantys, nes sakau, tikrai sveikas žmogus užsiliepsnoja pačiam gyvenimui ir yra daug neįgalių, kurie nori puikiai gyventi ir gali ir turi teisę tą daryti, infrastruktūrą pakeisti, gerąją linksmę neįgaliem, gal kokią neformalią erdvę sukurti, gal kad žmonės burtųsi, kad rinktųsi, nes visgi daugiau šitas miestas, aš pažiūrėjau, yra orientuotas į atvykėlius, čia kavinės, turistam vietos ir visa kita. Pavyzdžiui, Uom parke man įdomu, ar yra įkurta žmogui vieta su judėjimo negale, arba prie ežero kokia vieta, ar yra įkurta, kur žmogus su vežimėliu galėtų atvažiuoti ir laisvai pasibūti. Norisi, kad druskininkai taptų dar labiau patrauklesni visiems atvykėliams ir patiems miestelėnam, tiek sveikiesiems, tiek neįgaliesiems, tiek vyresnio amžiaus žmonėms, nes kaip ir yra pastebėta, kad tie patys pandusai ir visokie pritaikymai, liftai yra naudingi ne tik pačiam neįgaliam, bet ir senyvo amžiaus žmonėm arba jaunom motinom su mažais vaikais. Ir tiesiog norisi, kad bendruomenė gyventų darniai, gražiai ir kad neįgalus žmogus drąsiai eitų į visuomenę, rodytųsi ir kad spindėtų optimizmo, o nesėdėtų užsidaręs tarp keturių sienų. Seimo narė Kristina Miškinienė akcentavo, kad šiais laikais Lietuvai reikia veiklių žmonių, kurie džiaugiasi gyvenimu, nori dalinti savo gražiais sumanymais ir darbais. Roko iniciatyva iš tikrųjų pavyzdys mums visiems. Neužsidaryti savyje, o veikti. Veikti, suburti, padėti likimo draugams, kurie net nežino apie tokias galimybės. Jie yra užsidarę. Išties tai yra didžiulis šokas. Niekam tiesiog nesinorėtų linkėti, patirti kažką tai panašaus, bet dėja. Gyvenimas yra toks, koks yra ir girdime, kad labai dažnai žmonės patiria avarijas, jauni žmonės ir jie atsiduria labai sudėtingose situacijose. Taigi, ne vien palaikymas šeimos, o palaikymas draugų, bendruomenės gali tikrai padaryti stebuklus ir sustiprinti tos žmonės. Aš labai tikiu, kad Druskininkuose Erzo dėka
taip ir atsitiks, kad mes labiau pastebėsime vieni kitus, kad mes griausime tas nematomas zonas ir kad mes būsime kartu. Kartais užtenka tik pasakyti žmogui apie egzistuojančią problemą, kaip vaizdžiai savo problemas renginyje parodė Erzo nariai. Sužinojome, kad net ir įprasti mums dalykai jiems yra kartais neįveikiama kliūtis. Noriu pakviesti visus dažniau atkreipti dėmesį vieniems į kitus, to gyvenime labiausiai reikia. Ir visai nesvarbu, ar tu turi sveikatos problemų, ar jų neturi, sakė savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, dėkodamas klubo Erzo nariams už jų aktyvumą. Ko Erzo nariai tikisi iš mūsų? Bendradarbiaudami su mumis jie norėtų ieškoti būdų, kaip pagerinti emocinę ir fizinę aplinką neįgaliesiems, kad Druskininkai būtų pats geriausias miestas ne tik sveikiesiems, bet ir neįgaliesiems.